Nu tai ką, labas rytas visiems. Antrasis kelionės video. Tai vakar turėjom vieną iš karštesnių dienų, per kurias atvažiavom iš Diureso į Vlorę. Tai šiandien pasistengsiu jums parodyti Vlorės tokius highlightus, perliukus. Turiu nusimatęs kelias lankytinas vietas. Dar reikėtų įsinuomoti mopedą, motociklą, kažką tokio. Tai tiek. Turėjom vakar truputėlį įspūdžių su viešbučiu, dinginėjo elektra. Su kondicionierium taip irgi nelabai gavosi, nu žodžiu. Truputėlį pavargom, bet viskas tokiai. Maždaug apie 11-12 atsirado kondicionierius, atsirado elektra. Viskas įsisprendė. Tai laukiam dabar taksi. Važiuojam į Vlorės senamiestį, kur ketinam parodyti vieną iš, įsivaizduoju, labai gražių lankytinų vietų. Tai tenais tuojaus ir susitiksim. Gerai, tai pirmoji šiandien lankoma vieta mūsų yra Vlorės senamiestis. Ir tuojau užeisime į labai ypatingai atrodančią kavinę. Dar nepasakosiu, kuo jinai atrodo įspūdinga, geriau norėčiau ją parodyti. Ir taip, o pats senamiestis irgi tikrai ganėtinai gražus, toks ganėtinai itališkas vaibas, nežinau kiek matos, bet tikrai labai įspūdingai ir mes čia mūsų kavinė čia. Vas nepraėjom, tai jungiu kamerą iš priekio ir parodysiu to. Tai atėjome į Antik Cafe, tai senamiestyje įsikūrus kavinę, kuri pasižymi, štai tokiu vaizdu. Gerai, tai mes čia išgersime kavytės ir eisime toliau. Praeisim pro senamiestį, mes su pora vaizdų iš senamiesčio, o nežinau, nieko čia apie šitą vietą per daug nepapasakosiu, tiesiog padaryta graži vieta. Nieko čia istorinio, tiesiog dizainas, bet, tai vienas iš tų paslėptų Albanijos gemų, Vlorės gemų, kur tikrai reikėtų sukti, atsivesti savo antrą pusę, tikrai rasit pasifotkinimui, gražių kadrų ir visą kitą. Tai dar kartą parodau ir keliaujam į senamiestį. Gerai, tai Vlorės senasis laikrodžio bokštas. Nieko ypatinga, 100 metų senumo. Italai projektavo mechanizmą bei patį bokštą. Tai toks biškį ir primena gal itališkai Italijos. Ir tiek, ir anksčiau tai visą laiką apie šitą bokštą vykdavo tas pagrindinis turgus, čia būdavo didžiausias judesys. Bet, dabar, kadangi jau turgus nebevyksta, tai iš tų žmonių mažiau. O šiaip tai toks įdomus reikalas, atrodo kaip tas angliškas Big Benas, tai taip, visai įdomu. Tai tiek, mes keliaujam toliau. Greičiausiai susitiksim dabar už gerų 3 valandų, nes mes 3 valandą pasiėmom motocikliuką ir važiuosim į kitą lankytiną vietą. Gerai, tai praėjo 3 valandėlės ir per jas mes gavom naują transporto priemonę. Pristatysiu šią transporto priemonę, tai čia yra Kalmaras 125 kubo. Dėl ko jis yra Kalmaras, dėl to nes tik ką taip sugalvojau. Važiuojam dabar iki vienos lankytinos vietos. Labai graži vieta, tai bandom sėsti ar važiuoti. Šiaip toks visai įdomus reikalas. Sakė, užpilk 5 litrus ir galės visą dieną važinėti. Man gal kiek per mažas, bet 2 telpam, daiktadėžį yra, viskas susideda ir kiek nesigavo su šalmu. Šalmas yra per mažas, šiaip dauguma vietinių aš matau, kad važinėja be šalmų.
bet nežinau, gal dar pabūsim su šalmu, jeigu labai bus blogai, nu, pabandysim, gal net jums tais. Tai va, tai važiuojam. Gerai, tai atvažiavom į tą mano gražią vietelę, tiksliau mus atvežė kalmaras mūsų. Tai tas gražioji vieta, kurią jums norėjau parodyti, yra Šventos Mergelės Marijos vienuolynas. Tai tikriausiai viena iš įspūdingesnių vietų Vlorėje, kurią tikrai reikėtų irgi aplankyti. Taip pat labai graži vieta, kurioje, manau, drąsiai galėsite ir pasifotografuoti, yra ir istorijos dalies. Tai yra krikščionių vienuolynas, kuris vis dar dirba, įsikūręs saloje, iki kurio yra 250 metrų toks, tikrai įspūdingas tiltukas. Ir tiek. Pastatytas jisai 5-6 amžiuje. Kiek bijau, kad girdėsiu tik vėjo, ne mane, tai gal parodau truputėlį tiesiog vaizdų ir tada jau prie pačio vienuolyno pasivaikščiosim. Ok, tai toks įdomesnis dalykas. Čia mes turime tą mūsų jau krikščionišką reikalą, vienuolyną. O prie pat, tam pačiam kieme, nelabai tikriausiai matos, nes filtro neįmu, bet tam pačiam kieme dabar ten vestuvė švenčia gal kažkas tokio. Ir tikrai nekrikščioniška. Jo, groja tokia, jie musulmonai. Tai truputėlį keista. Nes čia ir vaikštą matau, matai ten nesimatys blemba. Ten musulmonų šitas kunigas, ne kunigas? Ja. Įdomi atrodo. Bandom užėti jau čia, ne? Nedidelė. Bet čia čia vienuolynas. Čia už vienuolyno yra tokios kapinėlės ir tos cikonijos, man atrodo, cikonijos labai garsiai girdisi. Tai šiaip fainas, gražus pastatukas, matosi varpai, yra čia bokštas, vidus gražus, viskas ok. Kiek gaila, kad visi aplinkui pastatai pavirsti net tokiais krikščioniškais. Rankšluosčiai kažkokia kabo, vestuvės kažkokios vyksta. O pati vieta, tikrai labai įspūdinga. Galiu iš tikrųjų netgi atitolinti. Matosi jūra, kalnai, akmenė tvora. Šita sala, šiaip didžioji jos dalis, prisegu kaip jinai atrodo, tai yra miškas. Ir iš tikrųjų nei ten aplinkui nelabai išeina apeiti. Ten matau tik tai vienus vartelius, per kurios galima būtų tą mišką patekti. Bet nežinau, kiek yra tolko, tai gal tiesiog praleidžiu. Ir viskas, o aš tik pamečiau Gretą. Einu ieškot jos ir bandom keliauti kažkur kitur tikriausiai, nes čia viskas tiltukas, šita teritorija, ten baliavoja, ten irgi uždaryta džiaunasi, šitam jau buvo. Biški liūdna, gal ne tiek daug parodžiu, kiek norėčiau, bet viskas gerai. O, radau Gretą. Gerai, šeika.
to jau vėl susitiksim. Dar labai trumpai užlysiu, greta biškį laiko, tai pakeliui pamatėm, kad auga granatos ir šiaip iš tikrųjų visai įdomu, nes yra fainai matyti, kai tau bevaikštant kažkur randi, auga figos, auga granatos, ką mes dar matėm. Citrinos, vynuogės, šitos, slyvos tai normalu, abrikosai, persikai. Jo, tie tokie egzotiniai vaisiai, nes kas pas mus kriaušės, obuoliai, visas tas paprastas reikalas, o čia truputėlį įdomiau. Tai viskas, tikrai, varau čia, susitiksim sekančią vietą. Kai pakeliu į mūsų tašką vietą, pažiūrėkit. Tikiuosi matos. Tai ten visa Vlorė, čia tiesiog kalnai, dar kita Vlorės dalis, ten kažkur mūsų viešbutanas, sala, čia visas tas iškišulis, žiauriai gerai atrodo. Tai tiesiog sustojom pasimėgauti vaizdų, nes max. Aš labai tikiuosi, kad išeina perteikti. Čia koks 500 metrų, man atrodo, aukštis bus irgi. Jo, virš jūros lygio. Super. O važiuojame mes, jeigu matosi, tai vat tenai. Savo. 10 iš 10 vaizdas. Tik išvažiavęs, bet aš tenai. Kai buvom prieš tai sustoję, greta rado figų, nusiskyrėm figų, tai baisiai skanios figos. Aišku, gal pavogėm, pasiskolinom, gal vieną kitą. Ne, ten laukinės figos, ten gamtoje auga. Jo, tai iš lauko. Iš lauko. Tarsi ta pusė figų krūmo buvo lauke. Tai kaip ir niekada nepriklausė. Tai 2 figas nufirino, bet nice. Dar kartą aš atsisuksiu. Reikėjo taip šnekėti, kad galėtumėt matyti. Wow. Žiauriai gerai. Ir kaip keista, šiaip žiauriai gerai į kalną važiuoja tas pridaciklas. Aš net nesitikėjau. Jisai 125, kaip ir minėjau. Biškiai dar plus pakaito, irgi 100 laipsnių, bet viskas ok. Ir tiek, ką mes dar gal irgi kitą pasidarom ir keliaujam toliau, nes ganėtinai šilta, pasitepėm šį kartą įdegimo, neturėtume nudegti, bet mažaką. Gerai, tai atvažiavome iki paskutinio šiandienos objekto, tai yra Kanino pilis, kur yra tenai ir jinai yra uždaryta. Tai temporary close dabar, aš jau lėčiau, biškai filmavau, Greta nubėgo pirma, sako vartai. Tai žodžiu, sukamės, bet turim kalakut. Gerai šią kelią, tai žodžiu, mes varom dar pavakarieniauti ir šiandien dienelę baigsim ir pratęsim, žinoma, kitą dieną. Tai ką, turim naują dieną, pasikeitėm šiandien viešbutuką ir važiuosime šiandien į Orikumą. Tai sėsime ant mūsų kalmaro, važiuosime maždaug apie 40 km palei paplūdimį. Tai, manau, bus visai nieko, gražių vaizdų, gražių sustojimų, o Orikume yra archeologinė stotis. Realiai tai tiesiog iškasinėta, pasivaikščiosim, pasižiūrėsim, gal kažką naujo pamatysim. Turėjau dar kelis planus, bet jais reikia važiuoti greitkeliu, o Kalmaras greitkeliu negali važiuoti. Ir mus perspėjo, kad nevažiuokit, jūs esat sekami. Greta visą laiką metą, kad AirTagas su mumis kažkoks keliauja, tai, žodžiu, šį kartą teks apsieiti, bet, jo, šiandien tokia kelionytė, palei paplūdimį, realiai vakar iš Pilies grįžome, užsukome, pavakarieniavome ir tokias tokelis. Kalmaras puikiai atlieka savo darbą, su to šalmu, juokinga atrodo, galvą spaudžia. Sakau, geriau tikriausiai būtų be šalmo, ir čia žinau, kad galbūt kažkas sakys, oi, be šalmo negerai. Aš manau, kad gal geriau yra jokio šalmo, nei kad blogas šalmas.
Tai va, nu bet dedamas važiavimas su juo. Nu ir tokios takelės. Šiaip 70 jis pasiekė, 80. Yra bagažnikas, viskas telpa. Visai nieko, ne? Pareigą atlieka. Tai va, tai ką mes tada važiuojam ir įmesim kelis vaizdus pakeliui. Gal kažkur rasim kokį labai gražų vaizdą, sustosim. Tai šiandien tokios takelės. Gerai, tai labai trumpam sustojom su Kalmaru ir noriu jums parodyti, kodėl reikia atvažiuoti į Albaniją. Ir tikriausiai vienas iš pagrindinių dalykų yra šitas. Nuostabi žydra jūra, ypatingai Vlorės mieste, fainai, nes matom ir salą, ir iškišulį. Na, wow, tikrai 10 iš 10, štai kaip atrodo su šalmu vieta, bet čia. Ir čia mes esame dar pačiam miesto centre, jeigu matote, tai ten, nu, ne pačiam centre, bet dar pačiam mieste. Ten yra miestas, čia be to buvo mūsų pirmasis viešbutis gana priešais. Tai čia galima vaikščiot, o ten yra paplūdimys, kuriame galima maudytis. Tai, na, žiauriai gražu. Tikrai. Turim maksimalų gražų vaizdą, nuostabią jūrą. Vakar maudėmės dar vakare pačiam kitam paplūdimy. Tai arbatinis vanduo, super. Tikrai super. Ir galima pasiskinti alą. Tai va, gerai, greta matau išėjo fakintis, einu aš ją, tiksliau važiuoju aš jau ją gaudyt. Ir tokias takelės, o mes jau žiūrėjau, vėl susitiksime. Tiesiog žiauriai gražiai jūra šiandien atrodo. Noriu jums tai parodyti. Keliaujam toliau. Gerai, tai esame jau vidurkelį iki mūsų vietos. Ir vidurkelis yra Aradimės paplūdimys. Tai irgi nuostabaus grožio paplūdimys. Žinoma, čia gal kiek mažiau vietų įsimaudyti yra, aišku, tie pagrindiniai pliažai. Na, tokios vietos, kur gali tiesiog iššokti arba pasiimti palapinę. Bet pagrindas čia yra tas, kad tikrai, jeigu kažką žvejojate, čia yra puikia vieta atvykti, kadangi čia yra ir ekspedicijos žvejybos ir, nu, tokia vieta, kur galėsite tikrai tiesiog nuėti kažkur ant labiau iškilusios pusės, va tenai irgi galima žvejoti, dažnai matote, tenai galima žvejoti. Na, tikrai yra tų vietų, tikrai tiek žvejas, tiek turistas, čia vietos siauros. Na, o mes tęsim savo kelionę. Tikrai, blema, aš negaliu atsidžiaugti mėlyną jūrą ir tą visų grožį. Gerai, viskas, nes atėjo čia iš karto už parkingą, pradėjo prašyti pinigų ir visa kita, tai nestovim, važiuojam, nes sakau, couple of pictures, that's it. Tai va, ačiū Šaika, kol kas. Žodžiu, be važiavim patyrėm truputėlį nesklandumų. Tai jeigu matote, tenai yra vartai ir įvažiavimas į karinę bazę. Nu, į karinės bazės teritoriją. Principas tas, kad mes kaip ir galėtume pravažiuoti, bet reikia su savim turėti dokumentą arba ID kortelę. Nepasiėmiau, nepravažiuosim, tai na, prie tų kasinėjimų nepravažiuosim, bet einam bara užkasim, pasižiūrėsim, gal kažką kitą sumastysim, papietausim ir blogiausiu atveju jūra prie pat, eisim įsimaudyti. Tai čia tikriausiai yra tas ir gerasis Albanijos dalykas, kur, nu, nesigavo, yra jūra, žinai. Ok, tai gavom pirmą savo užsisakymą, tai yra žalias krevetis. Nežinau, iš tikrųjų tai netyčia užsisakiau. Norėjau sūrio užsisakyti, užsisakiau krevečių. Nebenoriu. Gerai, tai aš užsisakiau Karaburūno jūros ešerį. Skonis kaip ešerį. Man patinka žuvis, viskas yra ok. Na ir tai pažiūrėsim Gretos makaronus. Ok, tai Gretos makaronai kol kas laimi.
Tokie naminiai, skanūs, faini makaroniukai. Ne, žais kaip žuvis. Nieko ypatingo, bet pas Greta faini. Tikrai faini makaroniukai. Tai tiek, o ką mes pavalgom? Visiems pietum, dar gal prieš tai galėčiau duoti 7 iš 10. Dėl krevečių. Būtų 10 iš 10, jeigu ne tos krevetės. Nu, nes, žodžiu. Tai, jo, jeigu be krevečių 10 iš 10. Jeigu su krevetėm 7 iš 10. Ir tiek, tai mes sėsim ant kalmaro. Greičiausiai, kad važiuosim atgal į viešbutį, pasimsim pasą ir grįšim čia, bandysim vėl pravažiuoti. Nu, kaip manai, įeisim ar ne? Žodžiu, grįžom viešbutį, pasiėmėm pasus, atvažiavom čia prie įėjimo ir sako, su Pirda važiuoti negalima. Į vieną pusę, kem minučių. Na tai žodžiu, nepamatysim, yra archeologinio kasinėjimo vieta, labai faina, labai graži, įmetu čia va nuotrauką, mes va tik pabuvom su jumis. Žodžiu, mes einam maudytis. Greitai trumpas intarpas tarp paskutinio kadro. Iš tikrųjų, kaip kompensacija už tai, kad nesigavo nuvažiuoti iki archeologinės vietos, tai mūsų viešbučio prižiūrėtojas patarė pravažiuoti mums per apvažiavimą pro Vlorę, per kalnus. Tai chebra rekomenduoju maks 100%. Ypatingai, jeigu esate su motociklu, netgi Kalmaras 125, aišku, buvo vietų, kur greitis mažėjo, nedidėjo, bet wow. Tai apvažiavimas per Vlorės miestą, kuris yra, jeigu matote tenai, tai visas Vlorė. Ten buvome Marijos, jeigu ten toli matosi, tai va, buvome Marijos bažnyčia, vienuolyne, pati Vlorė ir šiaip pats apvažiavimas vyksta per vieną iš aukščiausių kalnų esančių prie Vlorės. Tai tikriausiai aukštesnis yra tik tai tas, kur buvome vakarą prie pilies, kai neišėjo eiti. Tai va, tai tokias takelės, nu, geras. Parasparnių bazė ten irgi yra, tai va, matosi parasparniai skraido, tikiuosi ir jum irgi matosi. Nu, super, tas 10 iš 10. 10 iš 10. Ten, kur Greta yra, fotkinasi, matosi. Hello! Ten yra apžvalgos aikštelė irgi. Nušakęs, aš gaila negalėjau sustoti prieš tai. Įmetu tikrai kokią bent jau minutę kadrų, tai per tokį tiltą didelį pravažiuoti. Nu, wow, tikrai wow. Jaučiu, kad viena iš gražiausių vietų, kur buvom per šitas 2 dienas. Dar vieną sekundę, labai greitai tikrai. Bet jau noriu kelintą dieną papasakoti ir va dabar šoja galva, tai va iškart kol karšto pasakau. Blemba, didžioji dalis Albanijos atrodo aš taip. Matot, pilna šiukšlių. Tai ir šiaip būna važiuoji su Pirda paskui mašiną, ten kokį pakelį išmeta, kažkokį sulčių pakelį išmeta, cigaretę visą laiką, nu, blemba, nu. Va čia ir jaučiat tas, va, ypatingai Rumunija, Bulgarija, čia irgi tas pats, nu, kaka, kaka. Tai va, nedarykit taip, viskas, tikrai, grįžkit, bye, ciao.
Tai mes čia atsisveikinam. Sekantis mūsų susitikimas tikriausiai bus gal vis dar šitam mieste, galbūt jau ir kitame. Tai tikiuosi susižiūrėjo šitas vlogas. Nežinau net ką patart. Tikrai. Mokėt mašiną, jeigu norit važiuoti čia. Ja, nu, tipo, rentų yra pilna. Tiek motociklų, tiek mašinų, ko tik norit. Su mašina galbūt geriau, nes yra kondicionierius ir visa kita. Su motociklu aplinki kamščius, kurių čia tikrai yra labai daug. Tai, nu, toks 50-50. Tai žodžiu, bet tikiuosi susižiūrėję. Na, truputėlį nesigavo, viskas yra ok. Mes sukamės, varom šitą nuostabų paplūdimį ir iki susitikimo kitais kartais. Tai ką reikia sakyti? Ačiū, kad žiūrėjote. Like, subscribe mano kanalą ir iki kitų kartų. Yeah. Aš jau be fazių.